Excel lentelės formatavimas, kad pateikiami duomenys atrodytų profesionaliai. Pavyzdyje matome dvi lenteles. Pirmoje duomenys neformatuoti, antroje duomenys formatuoti taikant automatinį stilių. Kad pritaikyti automatinį stilių, mums nebūtina yra pažymėti visos lentelės, užtenka būti bet kurioje lentelės vietoje. Ir tada pagrindinio meniu pasirinkti formatuoti kaip lentelę ir išskleidžiamame meniu pasirinkti norimą lentelės stilių. Lentelės stiliai yra formatuoti spalvinant tam tikras eilutes, paryškinant arba priskiriant tam tikrą šriftą. Jeigu jūs norite keisti, keliaukite į meniu punktą naujas lentelės stilius. Na, o šiandien pasirinksiu šį lentelės stilių ir paspausiu pasirinkdama. Iš karto pasižymėjo lentelę, kuriai mes taikysime savo formatavimą. Galiu palikti be antraščių, ar jeigu turiu lentelėje antraštės, palieku varnelę lentelę su antraštėmis ir spaudžiu gerai. Automatiškai užsidėjo spalvinė gama ir rikiavimo rūšiavimo žymos, kurias aš pasirinkusi, galiu savo duomenis filtruoti ir visaip kitaip analizuoti. Jeigu noriu panaikinti automatinį formatavimą, man jis nepatiko, turiu grįžti į tą patį meniu. Jeigu išeisiu į tam tikrą vietą, kur nebuvo taikytas formatavimas, mano viršutinėje juostoje nebus pasirinkimo formatuoti lentelės formatus. Tai įlipu į bet kurią lentelės vietą ir atsirado lentelės dizainas. Įjungusi lentelės dizainą, iš lentelės stilių išskleidžiu meniu, pritaikau kitą arba tiesiog paspaudžiu valyti. Taip jūs nesunkiai ir paprastai galite susiformatuoti savo lentelę, kad duomenys atrodytų profesionaliai.